Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Sveiki. Gyvenimas – tai nesibaigiantis laukimas. Pripažinsiu, nežinau, kas pasakė šios mano manimu labai protingus žodžius. Laukime šernų medžioklės pradžios, sulaukime. Dabar nekantriai laukime stirninų medžioklių, kurios prasidės birželyje. Apie stirninų medžioklės kalbėsime kitoje laidoje. Šiandien kartu su ginklų meistru Jurijum išbandysime įvairių kalibrų šautuvus ir vyksime į medžioklę. Siūlau pasižiūrėti reklamą, po kurios mano žadėti reportažai. Mėsos meistrai, pagaminta žinovų. Elektra ne juokai. Instaliacija patikėkite profesionalams. www.lumenas.lt. Ieškote grožio salono savo draugiai? Autoplovykla, esanti Basanavičiaus ir Vaidoto gatvių kampe. Puikus pasirinkimas. Cheminis salono valymas, poliravimas, fantastiškas aptarnavimas, o kainos žemiškos. Apsilankykite. Parduotuvė Sava sodyba, Tilžės gatvė 99, prie senojo viaduko prekiauja Štil, Viking ir kitas sodo technika. Ne tik prekiauja, bet ir atlieka garantinį ir po garantinį remontą. Kiekvienam klientui bus taikomos geros nuolaidos. Vykstame į šaudyklą. Kartu su ginklų meistru Jurijum išbandysime įvairių kalibrų šautuvus. Stebėsime, kaip šūvio trajektoriją keičia jo kelyje pasitaikę krūmai. Sveiki. Šiandien mes bandysim padaryti šaudymų bandymus, todėl kad kai kuriuose medžioklėse, kai varominėse, palaukimuose, sėlinant, kitą kartą tenka šauti per krūmus. Ir mes bandysim pažiūrėti, kas vyksta su kulka, kada jinai pereina per krūmus ir kokius pataikymus mes galim tikėtis iš mūsų šūvių iš skirtingų kalibrų. Šiandien kaip pavyzdį mes paimsim čekų gamybės šovinius ir skirtingų kalibrų nuo 9,3 iki 62 ir iki 2,22 Remingtono ir pažiūrėsim, ką iš to gausis. Pradžiai mes iš kiekvieno kalibro padarysim šūvį į taikinį, patikrinsim šautuvo taiklumus. Po to pernešim taikinį į krūmus ir padarysim šūvį per kliūtį, kad kulka kliudytų, medelį, šakelį ir pažiūrėsim, kokį poveikį pataikymo į taikinį šitas pasipriešinimas turės. Tai, kad pradėsim šaudymus, patikrinimus ginklus be visokiausių pasipriešinimų. Mes pradėsim dabar šaudymą nuo minimalaus kalibro, su kuriais galima šaudyti smulkus šernus, smulkę fauną ir stirninus kalibras 2,22. Šito šovinio greitis pradinis yra 980 metrų per sekundę ir energija 1550 džaulių. Tai, kad padarom pirmus šūvius. Padarom po 2 šūvius. Bandymui mes paėmėm atstumą, kurį pagrindiniai yra naudojamas medžiokliai prie miškų, miške apie 50 metrų vidutiniškas atstumas. Tai, kad darom bandymus šito atstumu. Tai, kad kada į taikinį be pasipriešinimo šūviai atsigulė į vietą. Sekantį kalibrą, kurį mes išbandysim, čia bus vienas iš populiariausių Lietuvoje, 30-06 arba Springfieldas, taip trumpai vadinamas. Čekiškas šovinys šitam kalibrui turi greitį 805 metrai per sekundę ir energija 3800 su kulkos svorio 11,7.
Matom, be pasipriešinimo kulkos ateina į vietą. Sekantis kalibras, kurį mes bandysim šauti, čia yra su nebloga balistika kalibras 7 Remington Magnumas. Šito gamintojo šovinys turi greitį 850 metrų per sekundę ir energiją 4000 džaulių. Bandysim, ką jis parodys. Šitie šūviai abudu irgi mirtini. Pataikymas labai geras. Pataikymai biškiai aukščiau gavosi dėl to, kad šautuvas prišaudytas virš 200 metrų. Tai reiškia, ant išėjimų dabar šūviai eina biškiai aukščiau. Sekantis kalibras, kuris pagalingumą eina į didėjimą su energija ir su greičiu, yra 300 VSM, Winchester Shot Magnum. Šitie pataikymai atsirado šone dėl to, kad šautuvas buvo prišaudytas su kitais šoviniais. Dabar mes pabandysim pakartot, kada taikinys yra krūmuose, kada kulka turi pataikyti į kokį nors pasipriešinimą. Antras tikrai kliudė šaką. Štai kas gavosi iš tų dviejų šūvių. Pirmas šūvis, kuris negavo pasipriešinimų, praėjo per krūmus nekliudęs šakos, kliuvo į tą patį skylutę, kur mes šaudėm be pasipriešinimų. Antra kulka, kuri kliudė šaką, jinai sprogo ir žvėris gavo įsibrėžimus ir sužeidimus tik su skeveldrom, švinų gabaliukais ir žalvario apvalkalo gabaliukais. Tai kad šitas šūvis pridarė žvėriui tik tai žalos, bet jis turės, kaip sakant, užgydyti savo žaizdos, bet jūs šito trofėjų neturėsit. Bandysim dabar Springfieldą. Tai žiūrint šaudant iš šito kalibro 30-06 per krūmus, kada kulka kabina labai smulki šakelę prieš taikinę, kulka kliūna į žvėrį. Bet kaip tik kulka kabina biškį stambesnį, netgi metras iki taikinio, kulka iš karto nugrybauja neaišku į kurią pusę. Jinai gali kliudyti žvėrį, bet čia nestabilus šūvis yra. Tai reiškia, galim padaryti tokią išvadėlę. Kulka kliudęs į stambų šaką per krūmus, į žvėrį gali nepataikyti arba pataikyti ir nemirtiną zoną, dėl ko žvėris kankinsis ir gali būti nesurastas. Po dviejų šūvių matom,
jeigu kulka nekliudė šakų, jinai pataikė tiesiai ten, kur taikėm, o antras šūvis užkabino keletą šakelių ir kulka atėjo žvėrį ne į tą vietą, kur taikėm, praktiškai į kojos ir kūno apačią ir atėjo šonu, kur jinai jau negalėjo pilnai atiduoti visos savo energijos, kurie dalis atidavė einant per krūmus. Dabar šausim per krūmus su kalibro 300 Winchester Shot Magnum. Iš 300 Winchester Shot Magnum šaudant, kurio kulka greitis yra žymiai didesnis, gal net ne tiek žymiai, bet didesnis greitis, kulka yra užkabinęs šaką netoli nuo taikinio, pradėjo keisti savo skrydžio tiesumą ir atėjo į taikinį jau biškį šonu, o pirmas šūvis greičiausiai neužkabinęs kliučių atėjo tiesiai į taikinį. Dabar šausim iš kalibro 9.362, kuris naudojamas medžioklėje miške, iš kurio dažniausiai ir šaunama per krūmus. Padarysim keletą šūvių, pažiūrėsim, kas gausis. Netgi šaudęs iš šito galingo kalibro 9.362, kliudęs stambesnį šaką, kulka nuėjo ir praktiškai neužkabino žvėrį. Kulka, kuri nekabino arba užkabino smulkesnį šaką, atėjo į vietą. Ką galim pasakyti? Netgi galingas kalibras šaudant per krūmus neduoda 100% garantijos, kad netgi gerai prisitaikęs ir jeigu bėgantis žvėris padaręs tikslų užmetimą, kulka gali nepažeisti žvėrį ar jį sužeisti. Dabar padarėm iš to pačio atstumo šūvį iš lygiavamzdžio šautuvo su kulka ir pažiūrėsim, kas gausis per krūmus. Po to iššausim be krūmų į taikinį tiesiai, pažiūrėsim, kur bus pataikymas. Padarę šūvį iš lygiavamzdžio šautuvo su kulka per krūmus, mes matom, buvo praeita užkabinta ne vienas šakelis ir ne vienas pagaliukas ir kulka atėjo į taikinį ne į tą vietą, kur taikėm ir jau praktiškai fragmentavusis į dvi dalis. Iš ko galim padaryti išvadą, kad šaudant per krūmus mes didžiausią tikimybę turim sužeisti žvėrį, o ne paguldyti jį vietoj. Dabar padarysim šūvį į taikinį be pasipriešinimo atviroj vietoj. Iš 50 metrų. Štai čia mes matom pataikymą į žvėrį iš 50 metrų, kur nėra pasipriešinimo, krūmų atviroj vietoj. Ir matom, koks skirtumas ir išnešimas kulkos, šaudant per krūmus arba šaudant atviroj vietoj. Pravedęs šiandieninius bandymus šaudymo iš graižtvinių ir lygiavamzdžių šaudovo kulkomis į taikinis atviroje vietoje ir per krūmus mes gavom tokius rezultatus. Pataikymas atviroje vietoje visi buvo ten, kur buvo prišaudytas šautuvas, išskyrus šito šautuvo 9.3 kalibro, jis buvo prišaudytas su kitais šoviniais, todėl biškį nusitraukė. O kiti pataikymai gavosi per krūmus, jeigu kulka kliudydavo smulkus šakelius, praktiškai įtokios jokios pataikymo nebuvo iš 50 metrų. Bet jeigu tik tai kulka kliudydavo stambesnį šaką, kulka labai stipriai pakeisdavo savo trajektoriją ir pradėjo netgi vartaliuotis ir keisti savo pataikymo. Netgi buvo toks variantas, metras iki taikinio kliuvo į šakelę tokio storio ir kulka
nuėjo į apačią. Čia geriausias variantas, todėl kad kulka nekliudė praktiškai žvėrio. Jeigu būtų kliudęs kur nors nemirtina zona, žvėris būtų prarastas gamtai. Pabandęs netgi ir lygiavamzdžio šautuvo su kulka šaudimą, su graižtviniu visokių kalibrų. Mažas kalibras kulka, kurie su didelio greičio kliūti, išvis sprogo ir išsibarstė po visą taikinį. Šaudimo kulkos iš lygiavamzdžio šautuvo. Labai gražus poveikis. Kulka fragmentavosi. Kada atviroje vietoje kulka eina idealiai. Reiškia, jeigu žvėris buvo bėgantis ar dar kas nors judantis, jūs neteisingai apskaičiavot užmetimą, ar buvo nuleistuko parovimas, čia šitas dalykas, poveikis šaudant per krūmus, padidina tikimybę nepataikymo žvėrį ar jo sunkio sužalojimą. Todėl mes padarom išvadą, kad per krūmus geriau atidėti šūvį ir rasti tą vietą, kur galima iššauti, atviroje vietoje tarp medžių ir be krūmų. Jeigu mums neišeina šito išvengti, geriau to šūvio nepaleisti ir palikti tą žvėrį nesikankinti ir turėsim gerą sąžinę savo ramę ir žvėriukas nesikankins. Vykstame į medžioklę. Tryškių medžiotojus aplankėme praėjusiu metu spalio mėnesį. Sėdėdami bokšteliuose vyrai tikėjosi sulaukti ne tik šerno. Kiekvienas svajojo ir laukė pasirodančio raguočio. Leiskit pasveikinti visus čia susirinkusius. Noriu ką paprašyti. Pirmoje eilėje saugumo technika. Prisilaikom, kas reikalinga, šautuvus užtaisom bokštelėje ir taip toliau, žodžiu. Medžiojam tauriojo elnio, patiną turim. Prašyčiau kantrybės išlaukti patį geriausią. Medžiojam šernus, medžiojam bebrus, stirnino patiną, vieną licenciją turim. Mūsų tikslas yra 2 savaitės nepilnos likusio žodį panaudoti tauriojo elnio licenciją. Toliau šernai ir kiti likę. Čia pas mus dalyvauja gerbiamas svečias, ponas Antanas Bosas. Tarkit gal jų žodelį. Norėčiau padėkoti už pakvietimą ir norėčiau visiems palinkėti, kaip nei plaukų, nei taukų, ir kad medžioklė būtų saugi ir tradiciškai su gera nuotaika. Matosi 4 ožiukai, dar 5. Pernai metų tai buvo. Čia šitas pasirodė. 3 su ragais buvo.
vieną ragainu, taip kokiu 8-10 žakulių. Jau graži karūna, kaip reikia. O kitų tokis mažesnis. Ir vienas toks pareina, ragai nedideli. Ir prie to jau senė eina artin, senis su ragais pasimuisti. Tas tokį ratą iš karto aplinkų. Žiūrėk, ir pošalį. Savo ponus šal. Tai jau pasėdėjom kelias valandėlės. Nieko nesigirdėjau, bet taip keista, nei baubimo, iš vis tylų ramų. Pas kaimynus 3 šūviai buvo. Iš vienos, iš kitos pusės, bus matystis, gal jiem geriau sekėsi. Leiskit pasveikinti visus sugrįžusius laimingai iš mūsų tokios gan šaunios medžioklės. Šios dienos laimikio autorių. Leiskit pasveikinti gerbiamą Apolinarą ir atžymėti. Leiskit pagerbti žuvusius. Dėkojam. Sveiki medžiotojai! Noriu Jums pristatyti išskirtinį ir labai viliojantį Vilniaus ginklų pasiūlymą. Tai yra pneumatinis šautuvas su optika. Ir visa tai tik 130 litų. Vežame keleivius nuo 8 iki 50 vietų komfortabiliais autobusais. Audio video, kondicionierius, keleivių draudimas. Nuomojame autobusus įvairiems pobūviams, medžiokliai ir žvejybai. Elektra ne juokai. Instaliacija patikėkite profesionalams. www.lumenas.lt. Autogedas. Automobiliai, motociklai, laivai. Pardavimas, remontas, puošyba. Dėkuoju visiems sulaukusiems laidos pabaigos. Visada laukime jūsų laiškų ir nuotraukų, kurias atsiuntę dalyvaujate konkurse Ginto Mastevičiaus firmos Ginalas įsigytam prizui Štilpjūklų laimėti. Teisingi nežinomo protingo žmogaus pasakyti žodžiai, kad gyvenimas tai nesibaigiantis laukimas. Lauksime susitikimo su jumis po savaitės. Iki. Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai.